Sveiki sugrįžę. Praėjusią pamokoje išmokome spręsti rodiklinės lygtis algebriškai. Šiandien pakelsime savo supratimą į naują lygį. Nagrinėsime grafinius sprendimus, modeliavimą ir kaip rodiklinės funkcijos pritaikomas realiame gyvenime. Pradėkime. Kartais lygties sprendimą lengviau rasti neskaičiuojant, o vizualizuojant. Pradėkime nuo rodiklinės funkcijos grafiko braižymo. Taip keičiasi grafikas y lygų ax priklausomai nuo a reikšmės. Dabar pažiūrėkim, kaip grafiškai išspręsti rodiklinę lygtį. Turime lygtį 2x lygų 4. Iš pradžių nubraižome y lygų 2x ir y lygų 4 grafikus. Sprendinys yra x reikšmė, kur grafikai susikerta. Rodiklinės funkcijos puikiai tinka modeliuoti procesus, kurie auga arba mažėja labai sparčiai. Pavyzdys iš gamtos. Pavyzdžiui, turime pradinį kiekį bakterijų, kuris yra lygus 1000. Ir žinome, kad šių bakterijų kiekis kas valandą padvigubėja. Šių bakterijų populiacijos kiekį P, priklausomą nuo laiko T, galima išreikšti formulę P nuo T lygų 1000 kart 2 laipsnių T. Dar vienas pavyzdys iš ekonomikos. Apie sudėtinės palūkanas. Investuojame 1000 eurų su 5% metinėmis palūkanomis. Po T metų turėsime sumą. Aprašome formulę S nuo laiko T yra lygų 1000 kart 1 plus 0,05 pakeltą laipsnių T. Sudarant šias formulės svarbu atpažinti pradinę reikšmę ir augimo arba mažėjimo daugiklį. Modeliai su rodiklinėmis funkcijomis leidžia mums ne tik aprašyti esamą situaciją, bet ir daryti prognozes. Grįžtant prie bakterijų pavyzdžio, kada jų populiacija pasieks 1 milijoną, reikia išspręsti lygtį 1000 kart 2 pakeltas T laipsnių lygų 1 milijonui. Matome, kad tai yra apytiksliai lygų 9,97. Šiandien išmokome grafiškai spręsti rodiklinės lygtis, modeliuoti realaus pasaulio procesus su rodiklinėmis funkcijomis ir naudoti šios modelius prognozėms ir skaičiavimams. Dabar metas pritaikyti žinias praktikoje. Pabandykite išspręsti uždavinius, kuriuos galite rasti www.dusie.lt svetainėje. O kitoje pamokoje susipažinsime su logaritminėmis lygtimis, jų apibrėžimo sritimi, pagrindinėmis logaritmų savybėmis ir išmoksime jas spręsti taikydami logaritmų savybės bei potencijavimą. Iki greito!